Sveiki gyvi. Nors 2026 metais valstybės parama saulės elektrinėms yra mažesnė nei anksčiau, tai tikrai nereiškia, kad investicija tapo mažiau patraukli. Priešingai, tinkamai įsivertinus, ji vis dar gali atsipirkti greičiau nei daugelis tikisi. Tad apie tai plačiau šiandien ir pasikalbėkime su Vesla vadovu Dominyku Katiliumi. Sveiki. Labą dieną, malonu. Ir taip pat Vesla rinkodaros vadovu Vytautu Girčiu. Sveiki. Sveiki. Tai kas ten keitėsi toje paramoje šiemet? Ar galite praskleisti mums čia? Nu taip, turim šiais metais naujovę tokią, kad ir nusiskundimų apskritai iš klientų girdime, kad sumažėjo labai paramos atsinaujinančiai energetikai, konkrečiai namų ūkiams, bet nenoriu sakyti, kad blogai, aš sakau, kad labai gerai, paramų yra, paramos... Svarbiausia jos yra. Taip, ir paramos tikrai skatina atsinaujinančią energetiką, atsiriboti nuo kitų elektrą generuojančių šaltinių ir nors ir mažėja parama, bet su parama atsipirkimas vis tiek greitėja tos saulės elektrinės. Saulės elektrinė vis tiek yra dar atsiperkanti investicija, ne kaip, nežinau, televizorius, manau, nėra tokia atsiperkanti. Visada atsiranda naujesnių modelių. Taip, teisingai. O saulės elektrinės jos atsiperka. Turim naujovę dar tokią, kad visi buvo įpratę į 10 kW galingumo statyti saulės elektrinę. Šiuo metu tai yra sumažinta iki 7 kW maksimaliai gauti paramą, bet pasižiūrėkime ir kokios buvo kainos, kai anksčiau saulės elektrinės kainuodavo ir 10 000. Mano laikais ir 14, kaip tik mes pradėjome prieš 7 metus, aš atsimenu tos laikus, tai 14 000 10 kW elektrinė kainuodavo. Didžiausia o parama prabanga... buvo 3220. Taip. Tai įsivaizduokit, kad tai ten kropelytė kiek 20% teisingai kompensuodavo. Taip. Na, jau tiem klientams turėjo atsipirkti tos Seniausia. saulės elektrinės, tikrai. Na, o dabar parama vis tiek strumpina tą laiką. Taip vat. Bet ar žmonių susidomėjimas pastebit, kad dėl to sumažėjo? Aš sakyčiau, kad susidomėjimas tikrai ne, tiesiog žmonės buvo labai pripratę, kad tų paramų visą laiką buvo ir bus ir niekas nesikeis, na, kad bus tokia stagnacija, bet tos stagnacijos nėra, tai elektra nėra tas toks dalykas nejudantis, tai aš prie to noriu privesti, kad vis dėlto ir daugiau namų ūkių gali įsirengti su sumažėjusia parama ir žmonių apskritai susidomėjimas auga, stogų dar tikrai pravažiavus pro Vilnių ar Žemaitiją dar yra tikrai tuščių, žemės plotų irgi dar yra, kurie gali tiesiog investuoti. Tai sakyčiau, kad susidomėjimas tikrai nemažėja. Turėjom kurį laiką nuraminti klientus, kad viskas bus gerai. Vis dėlto ir pati parama yra tokia, kad pirmą reikia profesionaliai susimontuoti saulės elektrinę ir tik tada aplikuoti paramai įkvietimo, nes būdavo anksčiau tokie laikai, kai žmonės užpildydavo dokumentus, tada mes visi laukdavome, kad pas Joną galima atvažiuoti užrezervavę įrangą. Šiuo metu tai vyksta viskas atvirkščiai. Na ir manau, kad žmonės jau priprato ir laukia, kada bus tik kvietimas atidaryti. Ar mažesnė parama automatiškai reikštų, kad daug daugiau laiko reikės atsipirkimui? Kaip šiais laikais yra viskas, nelyginant su anksčiau? Ne, sakyčiau, kad daugiau laiko galbūt ne, priklauso nuo elektros irgi suvartojimo. Jeigu nėra poreikio 10 kW saulės elektriniai, o mažesniai, nes, pavyzdžiui, šildymas yra oras šilumos siurblių, tada galbūt ir pati projekto suma yra mažesnė, o kai suma ir tada pats atsipirkamumus irgi sumažėja. Dabar su parama kažkur, per 2 metus atsiperka saulės elektrinės komplektas su paramos gavimu. O kokias dar žmonės šiaip pastebit, kad daro klaidas, vertindami tą atsipirkimą? Gal tam tikri mitai egzistuoja, sklando kažkur čia ore? Labai renkasi mažas įmonės ir nuo tų mažų įmonių tuo momentu gal pradžiai atrodo, kad greičiau tau atsipirks teisingai, nes būna pigesnės išlaidos, bet su kiekvienais metais ar kiekvienu to laiku ir tuo ateinančių naujų periodų saulės pamatai, kad nebeturi į ką kreiptis, tai tada jau gaunasi tau ir brangiau. Tai
Tai taip. Na taip, svarbu labai pasirinkti ir kokybišką įrangą, na ir įmonę, neskubėti vertinti pagal nežinau, kaimynas ten sakė, kad Jonas montuoja, o savaitgalį dar didžiajauja panašiai. Bet kas yra viskas gerai, labai gerai verslumas. Bet tiesiog padaryti didesnę analizę, pažiūrėti, ar projektai yra tinkamai ruošiami ir tada atsiliepimus galbūt paskaityti kažkokiuose nepriklausomuose, pavyzdžiui, portaluose, kurių nenorėčiau dabar minėti. Ir tada pasirinkti. Su tais atsiliepimais tai būna sudėtinga kartais, ar ne? Galima kažkaip gudriai čia sužaisti, tai dėl to tikrai reikia labai nuodugniai ištyrinėti, kuo įmonė užsiima ir kiek laiko. Suprantu, čia jūsų toks patarimas būtų. Taip, 9 kartus pamatuok, 10 kirp. Taip, yra įmonių, kurios atsiliepimus kažkaip tai slepia, ten nukreipinėja į savo svetainę ir panašiai, bet tikrai rekomenduočiau, nežinau, kalbant apie rekomendacijas, tai mes jų irgi gaunam nemažai ir rekomenduojam. Turim ir savo tokią lojalumo sistemą, kurią galite pasinauduoti, paskaityti mūsų svetainėje verslo.lt /rekomenduokite. Tada žmonės ir labiau pasitikė, irgi žino, iš kurių rankų pasirinkti. Tai iš lūpų į lūpas ir sklinda tas gerosios žinios. Geriausia reklama, nes taip. Aha. O kaip paprastam žmogui dabar, kuris nieko bendro prieš tai neturėjo su saulės elektrinėmis, įsivertinti, kadagi įvyks ta investicijos grąža, kada jos galima būtų sulaukti ir kokiu būdu? Geriausia grąža ir geriausiai išsiaiškint, tai kreiptis į įmonę, kuri galėtų tau paskaičiuoti, per kiek laiko tau atsipirks teisingai, taisyklingai, ne pačiam į Excelį ten vestis, kiek vartoji ir kiek sunaudoji ir kiek moki už elektrą. Bet kaip pavyzdys pasikreipti į įmonę Veslą, pas mūsų, pas specializuotus vadybininkus, kurie atvyks, paskaičiuos, padės paskaičiuoti, prisijungus į ESO savitarną, matysis tiek dienos suvartojimas, tiek vakarinis, naktinis vartojimas. Ir tiesiog paprasčiau, ir tada profesionaliai bus galima pateikti tam tikrą reikalingą kiekį saulės elektrinės ir pasiūlyti kažkokias papildomas opcijas. Nes taip skaičiuoti iš piršto, kad ten kaimynas Jonas pasistatė 10 kW ir man reikia 10 kW, tai ne, taip nėra. Ir geriausia turbūt su kaimynais jau taip nesikonsultuoti kaip su ekspertais šiuo klausimu. Kaimynais tą ryšį palaikyti, bet visi kaip visą laiką žinom, kad kaimynai, tai kaimynas ir pas kaimyną ir žolė žalesnė, ir jisai specialistas geresnis, bet ne, geriausia, kiekvienas, kaip aš sakau, žmogus daro savo darbą ir jis daro teisingai, tai kreiptis į profesionalus, irgi dėl akių daktaro neinam pas batsiuvį teisingai, tai čia... Taip. Aš gal išskirčiau 3 punktus, tai būtų kiek suvartojate saulės, kiek suvartojate elektros, kokias gaunate ESO sąlygas, nes tai labai svarbu įsirengiant saulės elektrinę ir tada tinkamas įrangos pasirinkimas. Be abejo, pati pigiausia saulės elektrinės įranga pagreitins atsipirkimą, bet klausimas, ar tas atsipirkimas, ar ta įranga dar veiks, kai jau atsipirks. Tai dėl to labai rekomenduojame ne pačiu pigiausiu variantu nesirinkti. Tai būna kaip su televizoriais, kad nusipirki pigiausią po 2 metų ir jisai tyčia po 2 metų ir nustoja veikti. Tai kad taip neatsitiktų, tai reikia labai atsakingai pasirinkti įrangą, kaip ir Vytautas sakė, paantrinsiu, kad svarbiausia, kad būtų, kaip sakyti, autorizuota, profesionali ir tikrai laiko patikrinta, o ne kad vakar gavau, šiandien jau montuoju. Tai taip, kad nebūtų. Turi būti patikrinta ir kadangi mes dirbom ne 1 metus su tikrai tam tikrais žinomais gamintojais ir galim atsakyti už savo garantiją ir už darbus ir už įrangą turim. Ir kaip atrodo visi etapai, sakykite, dabar su paruošiamaisiais darbais jau iki galutinio tikslo? Čia fainiausias tas toks pasakymas, kaip smagiausias klausimas, tai visų pirma klientas pamato mūsų kažkokią reklamą kažkur, užpildo užklausą, vadinamą, kur už užklausas atsakingas stipriai yra Vytautas, tai jo, jisai tikrai labai dirba, su klientais. Tikrai dirba tuo klausimu stipriai. Tai ateina užklausa perskirstama yra tam tikro regiono vadybininkui, kadangi turime labai daug filialų visoje Lietuvoje, tiek Vilnius, Alytus, Kaunas, Klaipėda, Šiauliai ir Utena, tai ir ten yra po kelis netgi vadybininkus, didžiuose miestuose netgi ir daugiau, netgi keletas vadybininkų, tai
pamačius miestą, priskiriamas vadybininkui, vadybininkas susisiekė, išsiaiškino jo poreikį, aišku, kitą kartą būna, kad dukra arba sūnus paspaudžia netyčia tą užklausą, visko būna. Tai kada užklausa yra tikrai tvarkinga, gera, pas klientą nuvažiuojam, įsivertinam su drono pagalba, tikrai jau darom aukščiausios klasės visą tą apžiūrą, įsivertinamas ir elektros skydas, įsivertinamas ir stogas, ir nuolydis, ir parapetai vadinami, jeigu tai plokščias stogas, kad nešešėliuotų, nemestų, tai visą padarom 3D maketą vadinamą, atiduodam projektavimo skyrius paruošia 3D vizualą, tam tinkamą paruošia visus modulius, uždeda saulės modulius, kaip tai atrodys klientui ir mes tam klientui pateikiam, kaip pasakyti, ar jam tinka, ar gal nori kažkaip gražiau, ar kažkokią tai formą gal nori ir panašiai, nes būna, kad vieni kampus. Taip, galima pasirinkti. Taip, nes kiti pamato, kad man reikia 10 kW, bet gaunasi 21 modulis ir atrodo, negražiai, nes vieno automodulio trūksta. Tai sako, dadėkit, aš sumokėsiu papildomai, bet man turi atrodyti gražiai vienas laukas. Tai taip, tai ir tada patvirtinus klientui yra pasirašoma aišku sutartis. Po sutarties pasirašymo sumokamas avansinis mokėjimas, tada perdodamas yra kitam montavimo skyriui, kur irgi tikrai dirba super vyrukai, pasiskambina, pasitikslina, kada gali klientas priimti ir net kitą kartą būna kažkokių neiškumų, tai net nuvyksta patys, įsivertinti dar kartą kaip tikri specialistai, nes vadybininkas jisai specialistas, bet ne tiek aukšto gal lygio kaip darbų vadovas, kuris yra ten su visais sertifikatais ir panašiai. Tai nuvykus kitą kartą jam, tada pamačius kažkokią problemą, jinai ištaisoma ir tada jau sumontuojama saulės elektrinė. Ir po sumontavimo suruošami visi reikalingi dokumentai pateikti į aplinkos valdymo agentūrą ir tada kaip ir mūsų kelias jau baigėsi. Ir tada tik palinkim sėkmės, įsiunčiam gražų laišką, kad rekomenduokit mumis ir paspaudžiam ranką ir viskas. Tai ir jeigu kelias netrumpas atrodo, bet fainas toks, visi turi ką nuveikti. Ir jeigu dar kiltų kokio klausimų, tai tikrai dar galima su jumis susisiekti. Taip, aš tai gal sutrumpintą versiją, Dominikas labai išsamė, tai pradėti nuo ESO gaminančių vartotojų sąlygų užpildymo. Na, o tada mūsų paskirtas vadybininkas atvyks, įvertins stogą ir tada pasiūlysim optimaliausią sprendimą, kuris yra reikalingas. Jo, ir mes kai pateikėm komercinę pasiūlymą, nes nei aš, nei tu vidų tai nepasakėjai, kad komercinėme pasiūlyme yra pateikiama ne viena įranga ir ne vienas pasirinkimas klientui, nes tikrai yra klientų, kurie nori būtent premium klasės modulių, premium klasės inverterių ir premium klasės ten viso, kas yra sudėta. Tai tam tikrai tokiem klientam išskirtiniam turim tam tikrą pasiūlymą, yra ir standartinis pasiūlymas ir aišku yra paprasčiausias, kur gali rasti tikrai visų pasiūlymas, tai kad, kad būtumėm lankstesni ir kad klientas pas mus atėjęs galėtų pažiūrėti kaip parduotuvė ir pasidairyti. Tai neturim tik vienos įrangos, visko daug turim. Tai... Girdžiu jau, bet jeigu dabar dar svarstytume šiek tiek apie, ne tik saulės elektrinę, bet ir kaupiklį, kokiais atvejais verta būtų įsidiegti? Verta kaupiklį įsidiegti tada, kai turite hibridinį inverterį. Čia svarbiausia, kai jeigu neturite, mes pasirūpinsime. Bet kaupiklis ypatingai svarbus, kai yra kažkokie tai elektros tinklų sutrikimai. Pavyzdžiui, girdim iš klientų, kad patys pradeda domėtis, ką daryti, kai nutrūksta elektra. Pavyzdžiui, dabar pavasaris, rudens, ruduo irgi reikia elektros, viskas ant elektros veikia. Tai tas ypatingai padeda. Ir padeda taupyti ir elektros sąskaitas iš tiesų. Kada yra saulėtas sezonas, prikaupiami kaupikliai energijos ir panaudojam tada vakare, kai visi grįžta namo, arba ryte, kai visi tiesiog planuoja išvažiuoti į darbus. Kad elektra brangiausia ryte, kai visi ruošys, visi ant topiuko, ant tokio chaoso, tai tada jinai brangiausia ir tada geriausia naudoti. Jo, nes kaip žinote, didžiausia ta generacija saulės elektrinės yra dažniausiai, kai mūsų nėra namie. Kai niekas jas nevartoja. Kai niekas nevartoja, o kaupiklis leidžia būtent paskirstyti tą elektros suvartojimą optimaliai. Tai kaupiklis jau gali pasaugoti saulės energiją. Bet irgi reikia nusimatyti kaupiklį, kad nebūtų per mažas arba per didelis. Per didelis tikėtina, kad
labai nebus, bet per mažas gali būti. Ir pasitaiko, kad žmonės pasirenka per mažą. Taip, tai faktas vienareikšmiškai. Žmonės, vat, kaip ir būna, kad jie jau atėję, nes man sakė kaimynas, kad man užteks, aš noriu tik tiek. Bet ir paklausiu, ponas, ar tikrai jūs žinot? Ne, žinau, man viskas gerai, jūs man duokit, sumontuokit, o tada žiūrėsim. O paskui būna po mėnesio ar 2, žinokit, man neužtenka. Ir tada tas ir papildomas vizitas, ir atvažiavimas, ir vėl projekto darimas, tada vėl papildomai tokie kaštai, kur žmogui, nėra malonu labai stipriai jūs matyti. Papildomai išleisti jo, kelis šimtus. Natūralu. Taip. Bet jeigu grįžtume dar prie tų paramų, ką jums tenka irgi praktiškai pastebėti, kiek sudėtinga tą paramą gauti? Ar sudėtinga būna? Iš tiesų, manau, tikrai nėra sudėtinga. Dabar yra labai pagirtina visa darbų procesas paramos pateikimo apvoje sistema sutvarkyta. Tai tikrai nėra sudėtinga. Yra tik keli dokumentai reikalaujami. Ką norėčiau irgi pasakyti, mūsų įmonė labai tvarkingai paruošė dokumentus paramai gauti. Turim atskirą skyrių, minėjau apie projektavimo skyrių, bet turim dar atskirą skyrių dokumentams suruošti. Tai jūs galite pagelbėti žmonėms tą padaryti. Mes ir net gavę esam atsiliepimą, atsiprašau, kad pertraukiau iš aplinkos valdymo agentūros, kad labai gražiai surašėm ir tinkamai viską. Taip, nes ten kiek pirmą kartą yra iš painu, bet mes už patį žmogų negalim paramos užpildyti, bet mes viską sudedame į aplankalėlius, taip kaip vaiką išleistume į mokyklą, viską sudėję, kad tai ir jį labai lengvai užsipildys. O kuo skiriasi tie atvejai, kai daro ir tvarko dokumentus patyrusi komanda ir patys žmonės? Tikėtina, kad po papildymo, kada patiki dokumentus į aplinkos valdymo agentūrą ir tavęs prašo kažko papildyti, tai būna, tarkim, kad pražiūri po mėnesio ar 2, paprašo kažkokio papildymo, ar ten sąskaitos kažkoks neiškumas, įsivėlusi klaida, ar įrangos, būtent pavadinime kažkur klaida, ar ten taškelio, ar ten slešo nėra ir panašiai, ar skaičius kažkur netitinka ir paskui tu bandai ieškotis tos įmonės kitos, kuri tau bandė padėti, kaip pavyzdys, ir tu nieko nebegali ir tada gali nebegautos paramos, nepapildęs dokumentų per 5 darbo dienas. Tai faktas yra ir pas mūsų tokių situacijų, kur ten, tarkim, kažkokia klaida įsivėlus, ar ten pavardė su vardu sumaišyta, ten, kur vardas ten pavardė, tai labai griežtai jie žiūri, tai mums pateikė papildymą, mes iš karto operatyviai tai sutvarkom visiškai, kaip sakyta, SAP, tai labai... Aš pridėčiau tai, kad tiesiog mes žmonėms komfortą suteikiam. Mes pasirūpiname jais visiškai 360, kas liečia saulės elektrinės kaupiklius, kad jiems nereiktų sukti galvos, ką daryti, kokius dokumentus taip pildyti. Viskas yra įmanoma, žmonės tikrai patys užsipildo, bet mes tiesiog jiems palengvinam gyvenimą, jeigu jie nori... Labai gerai. Visada gerai žinoti, kad kas išties pagalbos ranka. Aš norėčiau, kas man palengvintų gyvenimą. Ne visiems su biurokratiniais procesais labai sėkmingai sekasi dokumentais, bet jeigu kalbėtume apie pastarosius metus, ir kaip keičiasi vis tik tai žmonių poreikiai, ką pastebite savo veikloje, vis tiek ne vieni metai, ne pirmi metai, kai jūs esate čia ir tikrai turėjote visokių klientų, aš įsivaizduoju, ko jie šiandien labiausiai nori. Tai ką mes ir pastebim, kad gal žmonės dabar pradėjo daugiau patys domėtis ir įdėti darbo būtent į visą šitą dalyką ir atsakingiau į tai žiūrėti, nes seniau tai sakau, kai būdavo, kad statosi, kad tik statytis ir bet kiek statytis, nepažiūri, ar tai hybridinis ar tinklinis inverteris, sakai, kas statykis hybridinį, sako, nereikia ir paskui atsitinka visokiausių tų problemų. Tai turbūt ir tų individualių sprendimų daugėja ir jau daugiau negu kažkokių standartinių, aš įsivaizduoju, nes jūs ir kalbate, kad jūs atkeliaujate ir labai pamatuojate, kas konkrečiam žmogui yra svarbu ir būtent tam pačiam klientui labai svarbu, kad pagal jo poreikį viskas būtų padaryta. Taip, pilnai išpildyti. Taip, dar ką pastebėjome, kad vis dėlto atsiranda žmonių keičiančių savo nuomonę, nes būdavo taip, kad žmonės galvodavo tikrai neatsipirks, tikrai neapsimoka ir panašiai, bet vis dėlto daugėja tų žmonių, mes džiaugiamės, kad į atsinaujinančią energetiką apskritai investuoja, dėl to, kad pastebi ir iš kaimynų, kad tai yra tiesiog ateitis. Jau dabartis netgi noriu sakyti. Tai žmonės ypač galbūt iš kitų regionų netikėdavo anksčiau, bet vis labiau girdė ir tiki, kad tai yra neprotinga investicija. O šiaip dažnai verslas
verslai jūs kreipiasi, ar dažniau jūsų namų ūkiais bendradarbiaujate ir įdomu, kaip ten apie kaupiklių naudą, jeigu kalbant, tai ar lygiai tokia pati ji yra verslui? Taip, vienareikšmiškai ir verslas kreipiasi, turime irgi atskirą skyrių tam, kurie pasirūpina verslais, bet su verslais yra taip, kad jie neturi tokio vadinamojo banko, jie negali pasisaugoti elektros su saulės elektrinė, sugeneruotus elektros į kažkokį, tai sakykime, banką ir vėliau atsiimti. Jie visą laiką parduoda saulės sugeneruotą elektrą ir paskui už tam tikrą mokestį nusiperka. Tai vat, o kas liečia kaupiklius verslui, tai ten tikrai mėgstu vadinti, yra elektros sąskaitų taupimo mašinos didžiulės. Labai didelės. Jos kas namų ūkiai yra apie 15 kWh baterija, tai ten yra apie 200, pavyzdžiui, kWh baterija. Ir tos mašinos, jos tiesiog vienareikšmiškai taupo elektros sąskaitas. Tai įsivaizduokite, jeigu yra kažkoks tai verslas, kuris užsiema gamybą, pavyzdžiui, medžio apdirbimu, tai ir suvartoja tikrai daug elektros, tai jam vien tik gali momentiškai neužtekti saulės, bet jis turi pirkti papildomai elektros kiekio. Na, o tos mašinos padeda parduoti elektrą, kada jinai yra labai brangiai, kada didžiulis poreikis, na ir nusipirkti, kada yra pigiai. Na ir tas visiškai susibalansuoja elektros sąskaitose. Turim klientų, kurie netgi sutaupo per mėnesį apie 1500 už elektros sąskaitas, turėdami kaupiklius. Apvalu jau yra pakankamai, galima kai ką ir nuveikti su tokiais pinigais. Šiaip dažnas sako, kad visada laukia kažkokių geresnių laikų, bijo priimti sprendimą čia ir dabar, rodos, kad kažko vis laukia, kažko vis geriau. Tai kodėl nevertėtų laukti ir geriau spręsti dabar? Čia mes klientams, kai jie laukia, visą laiką sakom, iš tiesų neverta laukti. Ir dabar neseniai kalbėjau su vienu klientu, kuris atsibudo, sakykime, po 2 metų, sako, vėl svarstau įsigyti saulės elektrinę. Tai mes tokiems klientams sakome, be abejo, sveiki sugrįžę, bet dar ką pasakome, jums jau būtų galbūt ir atsipirkusi ta saulės elektrinė. Tai vat vienareikšmiškai sakom, kad tinkamiausias laikas yra dabar. Dabar yra nusipirkti saulės elektrinę, ji taip pradės savo atsipirkimą, o elektrą vis tiek vartojame kasdien. Taip, ir dar dabar žinom, kad elektros kainos tik brangs. Tai kaip ir argumentų daugiau gal ir nebūtinai reikia. Taip, tai geriausias laikas dabar. Taip. Ačiū labai Jums už pokalbį, už padrąsinimą, už informaciją. Tikrai labai įdomu buvo. Taigi dėkojame Dominykui ir Vytautui iš įmonės Vesla. Ir ačiū labai visiems, kurie buvote kartu. Būtinai pasimatykime kitose laidose. Iki.